Šiandien jums pagaminsiu troškinį, labai skanų troškinį. Mėsą jūs galėsite pasirinkti tokią, kokią mėgstate. Aš šiandien pasirinkau būtent ančių kulšelių mėsą. Ir pradėkime nuo jos, kad pradžioj išsimkite mėsą. Ir jinai jau yra supjaustyta, tai tiesiog į kaitintą puodą, kuriame yra šlakelis alyvuogių aliejaus. Dedame mėsą ir ją gerai apskrudiname. Taip, ir maišant apkepame iš visų pusių, kad apskrustų. Ir tada įdėsiu 4 skilteles česnako. Jį tiesiog pakankamai stambiai, tik į kelias dalis susmulkinkite. Taip. Tuo metu, kol ančių mėsa kepa, aš papasakosiu apie abrikosus. Galite naudoti džiovintas slyvas ir abrikosus. Aš naudosiu abrikosus, nes jie patvaresni, jeigu galima taip išsireikšti. Ir tuo metu, kol troškinsis, neištiš, kaip dažnai būna su slyvom. Aišku, slyvas galima dėti prieš pabaigą, bet aš norėčiau, kad abrikosas visą savo skonį atiduotų į ančių kulšeles jau iš karto. Ir tada, kai tik tai apskrunda mėsa, mes ją apibarstome kajano pipirais. Reikės gero kupino šaukšto, kad troškinys būtų ne tik labai kvapnus, bet ir aštrokas. Ir įdedame gerą šaukštą sviesto. Taip, kaip jau apskrunda mūsų mėsa, galima dėti tiesiog abrikosus. Nereikia jos smulkinti, tiesiog beriame taip, gerą saują abrikosų. Pilame kažkur tai gerą stiklinę sultinio. Aš naudoju daržovių sultinio. Viską uždengsime ir troškinsime apie 25 minutės. Tuo metu, kol antiena troškinasi, aš paruošiu smidrus. Tai smidrus reikės apatinę jų dalį tiesiog nulaužti ir supjaustyti į 3 dalis, truputį, kad būtų netokie ilgi, kad būtų patogiau įdėti į puodą. Ir smidrus supjaustome į kokias 3, kaip ir sakiau, dalis, truputį įstrižai, kad puodė atrodytų gražiau. Ir svarbiausia smidrus nepervirti ir neperkepti. Todėl tik tai paskutiniu momentu aš įdėsiu juos į troškinį, kad gerai juos nuplykyti ir galima bus jau valgyti, nes ir šiaip galima juos valgyti beveik žalius. Ir tuo metu paruošime kuskusą, tai kaip tik troškinys jau beveik bus išviręs, mes kuskusą užpilsime karštų vandeniu, įdėsime šaukštelį sviesto, palaikysime 5 minutės ir tokį kuskusą patieksime drauge su šiuo troškiniu. Troškinys beveik išvirė ir likus tik 5 minutėm iki troškinio pabaigos virimo aš įdėsiu šparagus. Tiesiog ant troškinio viršaus dedu šparagus, uždengiu puodą dar 5 minutės. Bam. Ir tada jau ant karšto kuskuso serviruosiu šį troškinį ir viską papuošiu arba šviežiomis mėtomis, kurios puikiai tiks tiek prie mėsos, tiek prie kuskuso arba kalendromis. Ir dabar labai svarbi akimirka, tai yra serviravimas. Tiesiog į lėkštę beriu kuskusą, padarysiu vieną didelę porciją 2 žmonėm. Štai tai beriam kuskusą, truputį vidury paliekame vietos labiau troškinį ir atidarom puodą ir čia ateikit čia ir pažiūrėkite, kokie gražus šparagai ir jie dar yra visiškai nepervirti. Mėsa, kurią mes irgi dedame štai čia. Ir puikiai abrikosai tinkantis su šparagais. Galėtų būti tikrai bičiuliai. Tikrai ne giminės, bet pasibičiuliauti patiekale tikrai jiem puikiai sekasi. Ir dabar keletą kalendrų arba mėtų,
ką jau turite savo šiltnamyje, ant viršaus apibarstykite ir kvieskite draugus puikiai vakarieniai arba šeštadienio arba sekmadienio pietums. Tad visiems skanaus ir iki pasimatymo kitoj laidoj.